Tai yra vienas iš dalykų, apie ką tėvai kalbasi. Aktualus dalykas ir, kaip minėjau diskusijos metu, kad visų pirma turim atsiremti į dorybinius dalykus. Dėl ko yra visos šitos krizės, krizė šeimoje, krizė pasaulyje, yra dorybinė krizė. Tai visų pirma turime grįžti prie dorybių įdiegimo, ugdymo mūsų vaikams. Pamatas yra svarbiausia, kas paskui leis išvengti didesnių krizių. Ir kaip minėjau, kad labai svarbu pradėti anksčiau negu vėliau. Dauguma tėvų, ypač vyrų tėvų, galvoja, kad reikia pralaukti kažkokią tai laiką, kol vaikas taps sąmoningu ir va jau tada aš užsiimsiu auklėjimu. O mamos monopolistės už vaiką stengiasi atlikti visus darbus. Ne, kuo anksčiau, tuo geriau. Pradėti nuo, kaip minėjau, nuo 0 iki 3 metų, tas aukso amžius, kur diegti gerus įpročius, įdiegti tvarkos dorybę, įdiegti atsakingumo, duoti vaikam mažus darbus namuose atlikti, kad jaustųsi jie naudingi šeimoje ir viską pateikti per žaidimą. Tai žymiai sumenkins visas problemas ateityje. Prastai didžiausias susidomėjimas yra paauglystės laikotarpė, nes tada išlenda visos problemas. Kur mano vaikas buvo čia 10-12 metų, atrodo neturėjom problemų ir va išlindo. O visa tai yra, jeigu pamato nesudami iki 6 metų, tai vėliau irgi įmanoma, tas vadinamas akmens amžius ugdymėsi yra įmanomas, nes žmogus visą gyvenimą mokosi, bet užima žymiai daugiau laiko, reikalauja daugiau koncentracijos, daugiau kantrybės ir visų kitų mūsų suaugusių pastangų. Ką dar norėjau pabrėžti, kad vis tiek visų svarbiausia yra tėvai. Tėvai yra geriausias pavyzdys ir pagrindiniai ugdytojai. Jie negali deleguoti ugdymo mokyklai ar kitai tai kažkokiai ugdymo įstaigai, bet viskas prasideda šeimoje, tarpusavio santykiuose, tarpusavio santykių kūrime ir kuo tie santykiai darnesni, vaikas gyvendamas tokioje aplinkoje gauna iš tikrųjų tos pagrindus tiek dorybinė prasme, tiek konkrečiuose darbuose, tiek ir finansų valdyme.